Sveiki, su jumis Fabijoniškių ryžtingasis kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Šiandien pasibeldžiu 180 durų bei pabendrau su 97 gyventojais. Taip pat sudalyvau vienos televizijos laidos filmavime, kokios sužinosite netrukus, tiesiog sekite mano video įrašus. Taip pat atsakau jūsų užduodamus klausimus. Ar nebaisu vaikščioti po žmonių namus ir belstis į duris? O kogi man bijoti? Bijoti turėtų tie kandidatai, mano konkurentai, kurie jau buvo valdžioje. Kodėl įstojote į šią partiją? Gal galite papasakoti apie savo politinę patirtį? Už kokias partijas anksčiau balsuodavote? Na, kodėl įstojau būtent į šią partiją, tai yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, jau esu atsakęs ankstesnėme savo video įraše. Taip pat ankstyvoje jaunystėje buvau susižavėjęs liberalizmo idėjomis, tačiau vėliau supratau, kad būtinas ir socialinis teisingumas. Todėl jauniems žmonėms rekomenduoju labai atidžiai pasižiūrėti įvairių partijų ideologijas, pabendrauti su įvairiais žmonėmis ir tuo pačiu suformuoti savo pasaulėžiūrą ir vertybės. Tikrai nereikia niekur skubėti ir nesileisti manipuliuojamiems, o mąstyti savo galvą. Kodėl norite į Seimą, ne kur kitur? Noriu į Seimą dėl to, kad matau čia savo misiją. Paspartinti Lietuvoje pilietinės visuomenės vystymąsi, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų priimant mums visiems svarbius sprendimus, pradedant rajono mastu, baigiant valstybės ir atstovaujant valstybę Europoje bei pasaulyje. Kaip vertinate Ramūną Karbauskį? Mūsų partijos pirmininką Ramūną Karbauskį vertinu išties labai gerai, todėl kad šis žmogus tikrai daro daug gerų dalykų Lietuvai, kaip antai remia studentų studijas Aleksandro Stulginskio universitete Kaune, kurie pasirenka agronomijos ir kitas specialybės susijusias su žemės ūkiu. Taip pat organizuoja ir mecenuoja Naisių vasaros festivalį, vienintelį festivalį man žinoma tokio masto be alkoholio, kur yra griežtai kontroliuojama visai šeimai. Skirtas festivalis, kurį vyksta daug ir sportinių rungčių, ir koncertų, na ir tikrai labai įdomių dalykų. Visiems rekomenduoju nuvykti. Taigi Ramūną Karbauskį, mūsų partijos pirmininką, tikrai labai vertinu ir manau, kad tai yra geriausias lyderis iš esamų dabartinių partijų. Todėl visus kviečiu jį palaikyti mūsų partiją ir palaikyti mane, kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimą. Taigi, tai buvo ryžtingasis Fabijoniškių kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius.